Jeigu nori iš teksto pasidaryti tinklalaidę, jeigu nenori, kad dirbtinis intelektas haliucionuotų informaciją iš bet kur, o dirbtų tik su tavo duomenimis, jeigu esi studentas, jeigu esi moksleivis, jeigu turi daug šaltinių, kuriuos reikia palyginti, tai turiu gerų naujienų. Šiandien papasakosiu apie Notebook LM, o smagiausia, kad tai yra nemokamas, visiškai nemokamas ir lietuviškai veikiantis įrankis. Gerai, taigi, pirmiausia, nueinam į notebooklm.google, spaudžiam try Notebook LM. Ir čia pirmiausia užkraus visus jau mūsų turimus notebookus, jeigu esate jų susikūrę. Viršuje galite pasirinkti, kaip tai matyti. Aš spaudžiu Create New, tai yra sukurti naują. Ir pirmiausia, jisai prašo įkelti kažkokius duomenis. Tai įkelsiu vieną ilgą ir nuobodų dokumentą. Ekrane matot, MG Baltic nutarimo byla. Super ilga, super detali, imu ją ir įkeliu į šitą įrankį. Pats populiariausias būdas su juo dirbti tai yra naudoti vieną dokumentą, bet parodysiu ir kaip dirbti su daugeliu. Dokumentas užsikrauna ir iš karto gali kalbėti su informacija, tarsi būtum ChatGPT ar Gemini'uje, bet keliauju į dešinę ekrano pusę ir čia yra įdomiausios funkcijos. Vadinamasis studio ir jame galiu pasirinkti, pavyzdžiui, audio. Ir vietoj to, kad spaudžiu iš karto ant jo, spaudžiu ant pieštuko, man tai leis pasirinkti, kokį podcastą, kokią tinklalaidę noriu susigeneruoti iš šito failo. Galiu pasirinkti deep dive, 2 radio laidos vedėjai kalbės apie šitą temą, galiu pasirinkti briefą, pasirinku ilgumą, trumpas ar ilgas ir aš dar, pavyzdžiui, aprašau, kad paaiškink visą tai ketvirtokams ir fokusuokis, kuo nusikalto ir kokios bausmės. Taigi, paspaudus generuoti reikia šiek tiek palaukti, tai aš viską sugeneravau, viską, ką čia galima sugeneruoti, prigeneravau, galiu paspausti ir galim paklausyti. Štai trumpa apžvalga, kas nutiko garsiojoje MG Baltic byloje. Dabar, kai jau turim galutinį teismo sprendimą. Žinot, tai viena didžiausių politinės korupcijos bylų Lietuvoje. Joje didžiulis verslo koncernas MG Grupė buvo nuteistas už tai, kad, paprastai tariant, bandė nusipirkti politikus. Kiek generavau, tai visa tai dažniausiai yra suprantama, klausoma ir visai įdomu klausyti. Kartais pasitaiko kirčių klaidų. Yra vieną kartą buvę, kad kalbasi 2 vedėjai ir kažkuris sako, pala, dabar nueisim į reklaminę pertrauką. Ir tada tyla. Ir jie toliau tęsia pokalbį, nes jie yra apmokyti, yra tinklalaidžių įrašais be abejo. Pasidariau dar vieną tinklalaidę šiek tiek išsamesnę, deep dive ilgesnę. Tai čia kalbėsis 2 vedėjai. Sveiki. Šiandien, manau, imsimės temos, kuri, tiesą sakant, yra viena garsiausių ir ko gero sudėtingiausių bylų modernios Lietuvos istorijoje. Turbūt daugelis jau suprato, apie ką kalba. Tai čia tik tai ištrauka iš 14 minučių podcast'o šitą temą. Šiaip amazing. Gali parsisiųsti, gali įsikelti į telefoną, gali atsidaryti per telefono programėlę ir klausytis. Čia yra viena populiariausių šitos programos funkcijų, tai yra bet kokią informaciją pasikurti į tinklalaidę ir eiti į lauką ir klausytis. Ypatingai, jeigu turi mokslinius dokumentus, tyrimus ilgus, tai kartais norisi tai paklausyti. Ką dar mes čia galim padaryti? Galiu sugeneruoti mind map, tai yra minčių žemėlapį. Atsidarau jį ir man iš karto išskaido temas. Patogu žiūrėti, apie ką yra visa tai. Štai prisiartinu. Darbo partija, pažiūrim, ką darbo partija. Nedaug čia man išskaidė. Briefas, galiu pasijungti briefą, kuris man buvo sugeneruotas. Ir pasirinkau stilių kawaii. Tai gavosi kažkas tokio. Po daugybės metų pagaliau taškas. Garsiosioje korupcijos byloje teismas tarė galutinį žodį. Ir šis sprendimas yra galutinis, viskas, apeliacijų daugiau nebebus. Tad pažiūrėkime, kas buvo nuteistas ir svarbiausia, už ką. Paprastai tariant, didelis verslas mokėjo pinigus politikams už jiems naudingus. Liberalų šąjūdis. Atsiprašau, ne aš tai parašiau, bet crazy, kad tai veikia ir veikia neblogai. Tas pristatymas nėra tikrai profesionalus, bet jis nėra labai ir blogas. Taip pat galiu susigeneruoti slide decką ir turiu skaidrėmis pristatymą šitą temą. O, wow, pala, čia žiauriai geras. Čia yra visa priešistorija, sąžiningas žaidimas, kodėl taisyklės svarbios visiems. Seimas tai yra vieta, kur gimsta įstatymai. Ok, wow. Ir vienas verslininkas norėjo nusipirkti taisyklės. Kyšis. Kas yra kyšis, man paaiškina. Jis išdavė rinkėjų pasitikėjimą dėl asmeninės naudos. Šiaip geresnis pristatymas, negu aš tikėjausi. Wow. Infografikai. O, wow, vėlgi neblogai.
Galiu susikurti data table, jau tikriausiai supratot, pasirinku kalbą, galiu aprašyti. Super, viskas super, labai aiškiai, net negaliu patikėti, kad taip gerai visą tai veikia. Tikriausiai darė dėl to gerai, kad aš keliais sakiniais aprašiau, ko aš tikiuosi. Tai geriau negu nieko. Flashcards. Kas yra pagrindinis šios istorijos verslininkas, kuris davė pinigus politikams? Kaip vadinasi didelė įmonių grupė, kurią atstovavo Raimondas Kurlianskis ir turiu 85 korteles, kurios patikrins mano žinias. Amazing dalykas. Labai panašiai atrodo ir kvizas. Kas yra kyšis, apie kurį rašome šiame teismo sprendime? Tai D variantas ir taip teisingai. Ir man paaiškina atsakymą. Super, duper, man labai patinka, netgi kai išdrausi kvizą, galiu pasirinkti, kaip ilgojo noriu, ar trumpojo noriu, ar būtų lengvi atsakymai, ar sunkus atsakymai. Ir visą tai veikia super gerai. Labiausiai nustebino video dalis, kad tai veikia jau taip neblogai, ypatingai kai jį darai glaustą. Gerai, keliaujam į kitą study case, kur aš dirbsiu ne su vienu dokumentu, o su daug. Ir ten principas jau šiek tiek kitoks. Dabar įsivaizduokime, kad aš esu studentas, studijuoju komunikaciją, turiu savo semestrui nemažai ką perskaityti, čia tikriausiai jau kokie 8-9 PDF-ai įvairių žinių apie rinkodarą, reklamą ir marketingą. Visą tai susikeliu į savo failus ir tarp visų šitų failų yra vienas šiek tiek įdomesnis, tai yra produktas. Nieko su juo neturiu bendro, čia yra kažkoks masažinis stalas, jo brošiūra. Man dėstytojas liepė padaryti rinkodaros planą apie šitą produktą, apie kurį aš nelabai kažką žinau. Ką aš galiu nuveikti? Pirmiausia, kairėje pusėje aš galiu pasirinkti, su kuriais iš dokumentų aš noriu bendrauti, tai galiu dalį jų išjungti, tai tuomet atsakymai apjuosniais. Galiu bet kurį iš tų dokumentų atsidaryti ir skaityti jį čia. Čia prie chato lango galiu pasirinkti nustatymuose irgi kelis dalykus. Pavyzdžiui, noriu learning guide, tai yra padėk man mokytis, padėk man, kad viskas būtų paprasta, suprantama. Sumetus visus dokumentus, man iš karto programa siūlo, apie ką jie yra, man siūlo kelis klausimus, aš pasirinkau, kad noriu learning guide stiliaus, man iš karto jį įjungi ir aš paklausiu, kokie marketingo principai kartojasi per visus šitus dokumentus, man atsako, jau turiu gerų įžvalgų ir sakau, žiūrėk, remkis visais dokumentais, kuriuos radai ir sukurk man strategiją mano masažų procedūrų stalui dokumentoje apačioje. Ir jisai visą tai daro. Aš kadangi noriu, kad jisai įsijaustų, tai įjungiu custom režimą, parašau, kad rašyk patyrusio rinkodaros stratego stiliumi ir atsakymą šį kartą jau pasirinku ilgesnį ir noriu išsamios analizės. Čia reikėtų skaityti šiek tiek detaliau, kad viską įsigilintume, bet jisai man pasiūlė kelis konkrečius tikslus, ką aš galiu pasiekti su savo rinkodarą. Sakau, pasiūlyk daugiau tikslų, irgi viską neblogai atsakė. Išsirinkau vieną iš tikslų ir sakau, turiu jam 10 000 eurų ir jisai man parašo visą veiksmų planą, kaip tai galėtų atrodyti. Ir kai man visą tai patinka, aš netgi galiu sugeneruoti vėlgi audio apžvalgą. Ta ir padariau. Sveiki atvykę į diskusijas. Šiandien gvildinsime, sakyčiau, fundamentalų klausimą, su kuriuo susiduria kiekvienas marketingo specialistas, nuo ko pradėti sėkmingą komunikacijos planą. O aš manau, kad tokiame scenariuje, tai būtų tiesiog pinigų švaistimas. Aha, jie čia diskutuoja ir ginčiasi dėl to, kad aš, begeneruodama šitą podcastą, pasirinkau debatų stilių. Tai yra du tinklaladės vedėjai diskutuoja, kas yra geriau. 3 dalykai, ką iš čia įsinešti. Kairėje pusėje galite pasirinkti, su kuriais PDF-ais, su kuriais dokumentais kalbate. Pavyzdžiui, galite susimesti viską iš savo universiteto ir kalbėtis tik su 2 dokumentais tuo metu čate. Kitas dalykas, nepamiršti konfiguracijų. Ir trečia, kad viso to pabaigoje galiu sugeneruoti video, mindmapą, audio arba kvizą iš savo temos. Ir didžiausias viso to pliusas yra, kad įrankis dirba tik su tavo dokumentais ir neina jis niekur į internetą, nefantazuoja. Visos jo fantazijos gali būti nebent iš jo interpretacijų. Tai yra, jeigu stipriai lauši jį būti kempiniuku plačiakelniu arba kažkaip bandysi interpretuotos duomenis, tai jisai pasiūlys kažką savo. Bet informacija bus iš tavo dokumentų. Ir yra trečias labai geras būdas panaudoti šitą įrankį, bet prieš tai noriu parodyti, kad jisai veikia ir telefonuose. Tai yra Notebook LM programėlė. Taigi, atsidarau telefoną, aš nueisiu į YouTube ir susirasiu man įdomų video, kurį galbūt šiek tiek tingiu žiūrėti. Šiaip čia geras video, jeigu norit, pažiūrėkit. Ir nueinu į programėlę
ir čia galiu vėlgi pasirinkti įkelti PDF, vaizdą ar dar kažką, pasirinku įkelti YouTube nuorodą. Iš karto šitas video yra aprašytas, išrašytas vienoje vietoje, apie ką čia kalbame, čia yra analizuojami dėsningumai, aš galiu rašinėtis su šita užklausa, galiu vėlgi kurtis jos audio apžvalgą, tą ir padarysiu, paspaudžiu ilga ir vidutinė, paspaudžiu generuoti ir kol generuoja, dar nueinu ir paprašau, kad parašytų pagrindinės prielaidas ir pagrindinius argumentus iš šito video. Spaudžiu siųsti ir aš kalbėsiuosi su YouTube video informacija. Tai va, viską gražiai surašė. Apie ką jis kalba, pagrindinės mintys, jeigu turiu kažkokių kitokių klausimų, galėčiau klausti. Paklausom, ką čia sugeneravo. Žinai, yra tokia mintis, kad istorija gal ir nesikartoja, bet ji rimuojasi. Jau man per lėtai, pasirinksiu greitesnį, 1,5 karto. O kas jeigu būtų modelis, kuris leistų ne tik matyti tos rimus, bet ir suprasti, pačią to eilėraščio struktūrą. Ir kad tas modelis pagrįstas 500 metų imperijų analizę galėtų paaiškinti ne tik praeitį, bet ir tai, kas vyksta aplink mus šiandien. Super, ir klausau. Turiu vietoj valandos ilgio video, turiu 15 minučių. Be abejo, galima įdėti ne vieną YouTube video, galima įdėti kelis šaltinius, tai pavyzdžiui 10 YouTube video tą pačią temą ir gauti apibendrinimą. Manau, kad tas visai naudinga. Kitos funkcijos yra kaip ir kompiuterė, tai šita funkcija man atrodo be maž naudingiausia. Jums visą tai rodau ant šito gražaus iPhone 17 Pro. Jeigu kartais norite atsinaujinti savo telefoną, tai turiu jums pasiūlymą. Jeigu nueisite į LSN parduotuvę ir atsinešite savo seną telefoną, galite gauti nuolaidą. Tai yra, paskaičiuos jūsų seno telefono vertę ir jeigu dar pirksite naujausią iPhone Pro, Air, Maxą ar kitą naujausią, dar gausite plus 75 eurų nuolaidą tam iPhone'ui. Smagiausia dalis, kad tą nuolaidą galite pasiskaičiuoti per 30 sekundžių patys nenuėję į parduotuvę. Tai reikia nueiti į lsn.lt įrenginio keitimas, nuoroda apraše ir įrašau savo telefono modelį, pavyzdžiui Apple iPhone 14 Pro, pasirinku kiek čia gigabaitų jisai turi, pasirinku kokia jo subraižymo, panaudojimo stadija ir lygis ir man paskaičiuoja, kiek pinigų gausiu už jį. Tai pavyzdžiui, iPhone 14 Pro 288 eurai, geros būklės iPhone 15 Pro, atnešite jį, iš viso naujam iPhone'ui gaunate 426 eurų nuolaidą. Mano trumpas trigrašis, jeigu perkat iPhone'ą, pirkit Pro. Gal ir ne pačią naujausią versiją, bet aš esu už Pro modelius, man jie labiau patinka. Gerai, žadėtasis trečias pavyzdys, kaip panaudoti šitą visą įrankį. Dabar palyginsiu du šaltinius ir kiek jie sutampa, ir kiek jie skiriasi, ir kiek prieštarauja vienas kitam. Turiu du ilgus dokumentus, viename iš jų yra Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo ataskaita, ilga jinai yra, 60 puslapių, ir taip pat turiu Pasvalio regiono plėtros strateginį planą, irgi ilgą, detalų, nuobodų dokumentą. Abu jo sukėliau į notebooką, susikūriau naują. Parašiau pirmiausia, kad tu esi TV šou Pasvalio problemų protmūšis vedėjas. Tad reiškia, tokiu tonu su manim kalbėsi, kur dokumentai vienas kitam prieštarauja arba pateikia skirtingą realybės vaizdą. Ir čia kalba eina apie abu mano dokumentus. Ir aš dabar galiu skaityti, lyg tai būtų TV šou vedėjas, kuo skiriasi šitie dokumentai ir kuo jie prasilenkia. Sveiki atvykę į specialų į Pasvalio problemų protmūšio etapą. Šiandien du sunkiasvoriai dokumentai. Nors abu kalba apie tą patį Pasvalį, jo piešiamas realybės vaizdas kartais atrodo kaip iš skirtingų planetų. Ir čia yra geri pointai, pavyzdžiui, niekur nesidirbantis ir nesimokantis jaunimas. Jaunimo analizėje iš 251 rasi tik 6 jaunuoliai, kurie niekur nedirba ir nesimoko, o tuo tarpu strateginis planas tvirtina, kad Pasvalio rajonas išsiskiria viena didžiausių apskrityje niekur nedirbančio jaunimo dalimi. Visko mes neskaitysim, bet jeigu paskaitytume, tai labai protingos įžvalgos. Dar vienas būdas nuobodokus dokumentus skaityti nenuobodžiu būdu. Ir galiu turėti, pavyzdžiui, Excelio dokumentą su žaliais duomenimis, galiu turėti padarytą ataskaitą, sukelti juos kartu ir paklausti, pala, o kas čia nesutampa. Ir čia yra dirbtinis intelektas, kuris ne tik AI slopą daro, bet gerai analizuoja duomenis ir neblogai juos pateikia.
Tai va, jeigu iki šiol nežinojot, tikiuosi dabar naudosit. Jeigu naudojat arba patiko, parašykit komentaruose, paspauskit tą like, paspauskit tą subscribe. Ir jeigu nematei, čia yra video, kuriame apžvelgiu man smagiausias, įdomiausias iPhone'o funkcijas. Labai glaustai. Tai spustelk.